Sveiki užsukę į video, kuriame dalinsiuos patirtimi, kaip man sekės visiškai pirmas kartas ant motociklo ir važiuojant enduro turą. Šį kartą video stiliukas kiek kitoks, jis yra mano svainio, nes užmiršau, kad čia kažką filmuoju, kad čia reikia kažką pakalbėti, tie koncentracija buvo. Bet jo, negaliu sakyti, kad pirmas kartas, jeigu jau taip visiškai atvirai, nes tai buvo trečias kartas. Svainis, kuris pakvietė mane į šitą turą, turi savo enduro ir, žodžiu, jisai mane pamokino bent jau kaip mėtyti bėgius. Tai negaliu sakyti, kad pirmas kartas, bet pirmas kartas toks rimtesnis važiavimas. O čia Svainis, kurio kanalą paliksiu video aprašyme, jeigu įdomu enduro turinys, kviečiu pasižiūrėti. Po bendro briefingo gavau asmeninį briefingą, tai galim paklausyti. Pas tave tai kas yra tos vis tiek, irgi sankaba veikia, jinai naudojasi, tai tu pirštai laiky, kad vien dėl to, kad reikės išspausti ir šiaip geriau su sankaba metinėk bėgius. Tai tik niuansas, kai gazo visai neduodi, tas mocas gali stovėti vietoje, dirbti, į laisvą jis eis, kaip įsimit. Kaip išspaustas sankaba būtų, kai pilnai atleidži gazą. Tai kai stoji, tiesiog nusižemink bėgius iki pirmo. Ir kad paskui, kai užkuri, žinai, nebūtų pradėti važiuoti ten iš penkto, nes jis važiuos ir su penktu bėgiu, tenai duosi, tik tai tas sankaba degs, netrauks ir panašiai. O daugiau, nuo kalno niuansas, kad kai atleidži gazą, jisai iš variklio nestabdo, tai stabdžius daugiau naudoti reikės. O daugiau sakau, geriau įprast važiuoti kaip su sankaba, junginėti bėgius, tai paskui ir su kitais lengviau būna ir neprisidėvi iki reikalų. Tai kaip supratom iš briefingo, tai žodžiu, pas mane kažkokia, iš karto vos nenukritau, kažkokia kita bėgių mėtymo sistema. Nežinau, aš stengiausi visą laiką su sankaba, tai nepajaučiau didelio skirtumo nuo to, kiek ten pavyko pavažinėti su Manto motociklu. O iš karto užgesimas pirmas, sako, negesta motociklas. Bet žodžiu, tai jo, nejaučiu kažkokio ten per daug didelio skirtumo. Čia pajudam iš vietos. Ir važiuojam. Kažkur važiuojam. Nieko nežinau, iš tikrųjų žiauriai nedrąsu buvo, bet nenorėjau ir kažkaip ten kitų per daug užlaikyti, tai stengiausi visą laiką važiuoti su kompanija. Išvažiavus toks susitikimas, prisiminiau, kad turiu akinius, kad gal reikia užsidėti. Pasitvarkom kamerytę, žodžiu, visą kitą. Prisimenu, kad ir bėgių reikia atgal į pirmąjį semestrą. Tokių feiliukų, tai manau, bus nemažai. Gidas pravažiavo pro šoną. Aš iš karto paskui gidą, bet ilgai prieki nebūna, taip sakant. Bet kaip matot, drąsos netrūksta iš karto. Važiuoju kiek čia. Aišku, Svainis, tai čia vaidina jisai čia prieš visą kompaniją. Nors šiaip visi kompanijai yra važinėję su motociklais, dauguma turi ten savo. O trečias kartas ant motociklo važiuojam. Visi ten turi savo ar tai strytus, ar tai britvas, tai vienaip ar kitaip turi ir teisės, ir yra bandę, ir žino, kaip viskas vyksta. Man tai čia yra visiška naujovė, bet stengiausi nuo kompanijos neatsilikti ir šiaip manau, sekas gal visai neblogai, pasižiūrėkit. Pirmos 5 minutės aš jau lėkiu 5 km per valandą ant motociklo, kur net nežinau, ar stabdžius normaliai galėsiu surasti. Bet, žodžiu, tai taip ir vyksta. Turiu, kad čia, aišku, dabar važiuojam iki pirmosios vietos ir visą laiką gaunas, kad atvažiavus iki tam tikro posūkio, kompanija sustoja, su gidu, kiti, kas pirmie atvažiavo ir laukia visos grupės, kad nepasiklystų, kad nenulėktų, ten kaip pavyzdys kažkur tiesiai. Tiesiog susirenka visi ant posūkio ir lekia toliau, tai tas labai fainai, kad kas nori savo kokiu greičiu, kas greitesnis gali nulėkti priekį ir ant posūkio palaukti, kas ne taip drąsiai jaučiasi, kaip aš tiesiog važiuoja savo tempu. Čia Mantas su Ūsu Liudviku irgi boksuojas kažką. Mano akise matos tokia šypsena, bet tokia su baime biški. Bet
lekiam, stengiuosi neatsilikti, čia tai dieve, aš kai žiūriu dabar šitą medžiagą, tai nežinau, iš kur pas mane ten tos drąsos tiek buvo, pasižiūrėkit, tai aišku, biškai vėžės tik nepataikau, oi, čia kažkokios žolės, greitis krenta per pusę, vairas mėtas, nu žodžiu, bet. Šiaip labai smagus turas buvo aplamai, tai pamatysim, tokių yra skirtingų ruožų, tokių kaip išbandymų, nu, čia privažiuojam, čia vos, matėt, nežinau ar matėt, bet nežinau, ką daryti, lik priekinis stabdis su rankas spaust, bet nenorėjau, galinio ten, nežinau, nemačiau, ar jau ieškojau, neatsimenu, bet pirmas vos nesusidūrimas. Nu ir lekiam čia tais miškais. Tai pradžioje jo tokie, nežinau, tokie užmiešio, galima sakyti, keliukai, va, čia Liudvikas, irgi nuskrido kai žaibas. Tai va, lekiam tokiais keliukais pradžioje. Tai pirmoji atkarpa iki kol davažiuojam iki tokios pirmo kaip ir išbandymo, gal galima sakyti. Vėlgi posakis, stojam laukiam, vos va, vėl nenukrenta. Nu ir pajudam visi vietoj. Op, Deividas nukrenta, pirmas bliniokas. Bet sakė, čia tokie nesiskaito, tai tiesiog žemesniam žmogui sunku su enduro, nes nepasiekė, o aš va į pirmąjį važiavęs tokį siauresnį, nu ne visai gal siaurą miškelį, bet va, nežinau, kiek čia mato, su kojytėm, va, op, lengva pasidėt, nėra taip, kad kaip žemam ūgiui, nu, tiesiog daug sunkiau išlaikyti tą balansą. Nežinau, man atrodo, kad enduro yra geriausias motociklo tipas, bet ja, čia kiekvieno nuomonė, o šiaip turas labai fainas, išmėginti net, o čia Deivis vėl nukritas. Šiaip turas labai smagus išbandyti tiem, kurie net nevažiavę, jeigu surinkat netgi grupę, sakykime, gal kurie mažiau važiavę, tai visi tiesiog lėtesnių tempų galėsit pravažiuoti. Aš patekau su draugų grupė. Gyvas? Ja, gyvas. Ai, šitoj vietoj galvoju, o gal man čia reikia dabar, va, matos toks abejonė, gal čia dėt man jį per šoną, bet, galvoju, nesu dar toks drąsus, palauksiu. Tai jo, aš patekau su grupė, kur visi yra važiuojantis, tai man reikėjo pasistengti pačiam, o, žiūrėkit, jau ir stojas čia kažką, bandau įrodyti, nu ir važiuojam į smėlį, žiūrėkit, vairas sumeta kojytės, tik tais lipa ir ta drąsa po biškį dingsta ir žinau, kad sako, tipo smėlį spaus, tada tas motociklą ištraukia. Nu, bet žinokit, tam smėlį tai yra baisumėlis, ta prasme, tą vairą pasižiūrėkit, op mėto ir toks, gal turim daugiau patirties ir jo, bet dar vienas posūkis, sulaukiam visos grupės, va tas gal biškį mane, čia va, jo, gerai, tik biškį jau rankas pakirto per, nežinau, kiek čia 10 minučių važiavimo. Visą iš tikrųjų turą mane biškį, ne tai, kad neramino, nežinau, nesmagiai jaučiausi tai, kad, pavyzdžiui, geriau važiuojantis yra už manęs ir jie turi palaikyti mano tempą, tai kiek išeidavo stengdavausi praleisti į priekį publiką, kad tiesiog jie galėtų savo tempu davažiuoti iki posūkio ir sulaukti manęs. Bet šiaip ganėtinai draugiškai, kiti sako, ne, viskas tvarkoj, tu važiuok. O čia per visokias balas, bet stengdavausi išvengti iš tikrųjų, nors motociklas pritaikytas varyti per balas, per purvus, bet su tiek patirties tai aš nenorėjau tiesiog per daug įsivaizdinti. Jo, ir atlėkiam vėl, o čia matau progą, žiūriu visi užgesinę motociklus, o jau priekiniai pajudėjo, davai varau tada. Ir tikiuosi jo, šaika nepyko, bet stengiausi neatsilikti ir nežinau, manau, sekės kaip pirmą kartą visai neblogai. O kas norėjo, tai tiesiog aplenkė ten pro šoną ir viskas. Aš,
prašau, norėjo, pralekė ir rami galva. Nu, kaip sakau, stengiuosi aplenkti visokius molius balas, tešlas, tiesiog, kad neprisidaryt čia savo papildomų nemalonumų. O, atkarpa B ir iš karto davai gaziuko tada. Blemba, žiūri šitą medžiagą, tai čia atrodo, kad skrendu daug greičiau nei kad rodo spidometras, bet negalėjau atsilikti nuo kitų, nors, pavyzdžiui, priekinių jau net nesimato. Šiaip smagus va tokie pravažiavimai, nuo vienos vietos į kitos vietos. Nu, va čia vos ne pirma klaida, biškai pasimečiau, neįsukau, susirinkau lapus, užgazavau ant sankabos įspaudęs. Lapą net vežuosi kaip suvenyrą ant vairo. Bet jo, pirma vieta, kur vos ne galėjo ir pasibaigti tai viskas, bet nieko. Va, ir atvažiavom prie pirmosios vietos, tai yra tokia trasytė, kurią galima pravažiuoti, toks nieko tokio ypatingo, siaurus keliukai, bet tokia trasytė. Galvau, čia gal pamokins kažką, bet per daug nieko ir nemokino iš tikrųjų, ten sakė kažkaip kitas turas yra, kur specialiai dar su pamokom. Tai čia tiesiog galvau, duosiu gazos šitoj trasytėj, bet toks siauras keliukas, posūkiai, kad, mano visa drąsa ir užsibaigė. O šiaip tai tuos ratukus, nežinau, 4-5 pravažiavom, kažkas tokio, galima buvo pailsėti, kam buvo per daug, žodžiu, trasytė. Nu, va, pavyzdžiui, kitiem net trasos nereikia, tiesiog per šoną deda, per laukus ir viskas. Tai tas smagu, kad kiekvienas pagal savo lygį. Nu, kaip matot, provėžų sunku kartais laikytis ir kojytę padeda. Kaip matot, su stabdžiai sunku, dar turiu pasižiūrėti, kur tas galinis stabdis, kad jį surasti. Tai, va, toks lygis suvažiavimo. Kiti dar važiuoja, aš sakau, okei, aš gal biškį pailsėsiu. Nu ką, ir tada lekiam vėl pervažiavimas į kitą vietą, į kitą tokį kaip išbandymą, iššūkį, nežinau, galima taip sakyti. Nu ir čia yra pirmoji klaida, pasimečiau, paspaudžiau priekinę stabdį, užsukau vairą ir nukritau, bet sakyčiau tvarkingai, su kulverstuku, va čia paklausė, ar viskas tvarkoj, jo, sakau, apsimetu, kad viskas gerai, bėgu ant motociklą, atsisėdu ir važiuoju toliau, tai aišku, nieko baisaus ir nebuvo, tai tiesiog toks biškį nesusipratimas, nes pasimečiau, galinio stabdžio neradau, paspaudžiau priekinę ir tiesiog vairas užsisuko ir skridau per priekinę dalį. Nu, čia va, irgi žiūrint, tai aš nesuprantu, tipo, miško keliukas pilnas ir stukų ir kažkokių šapaliukų, ganėtinai siauras, medžias iš kairės, iš dešinės, iš viršaus, bet, irgi nestamdau, važiuoju ir va susitinkam, parodom, kad liuksas visi vietoje ir grupelę pajudam. Deividas vėl su savo žemų ūgio, nors turėjo ir žemesnį motociklą, neišlaiko balansą ir nukrentam, tai lekiam nelaukiant toliau, bet čia irgi važiuojam tokią biškį smėliuką, posūkiukas, tai taip nedrąsiai. Ir atvažiuojam iki antrojo tokio, nežinau, aš vadinsiu išbandymu, o nežinau, iš tikrųjų kaip tiksliai. Bet va šitoj vietoje atvažiuojam, žiūriu, kažkaip čia visi stoja, kas čia vyks, žiūriu. Man tos jau kalnus tam važiuoju. Žiūriu, čia visiems reikės, ar čia kas nori, tipo.
Žiūriu, vienas po kito visi važiuoja. Ir žiūriu, o kur ten toliau, ar čia įveiks ar ne. Nes nežinau, ar per video taip atrodo, bet kalniukas mano supratimu važiuojant pirmą kartą enduro per kalniukus tai buvo nemažas, bet galvoju, visi važiuoja, nieko negaliu, neturiu kur dėtis. Ir žinau, kad irgi negaliu per mažai gazo, nes po to neužkilsiu, bet ir baisu per daug gazo, kad neįskristum. O va čia nesimato, bet nuo to kalniuko yra daug baisiau važiuoti nei į viršų, tai čia irgi toks. O čia vos kolegos nenutrenkiam. Deivis galvoja per šoną dės, bet irgi turbūt suprato, kad arba gal ir nesustabdė, o man tas, tai prašau, per šoną jam nesvarbu. Yra žmonių nėra, jisai išvaldys. Ir kitas kalniukas užkilt, ir čia irgi drilinom, nežinau, kiek kas norėjo, kažkas galėjo pailsėti, kažkas važiuoti, jeigu norėjo, tai irgi, nežinau, pravažiavau 3-4 kartus, tai visai, sakyčiau, gerai. Pirmas buvo baisesnis toks, o po to kiti kartai, bet šiame karte irgi važiuoju, nepataikiau biškį, susimėčiau, kojytę pastačiau, sustojau ant kalniuko, ir nukritimas. Bet sakė, tokių neskaito, nes realiai tai nulipau tiesiog nuo motociklo, tik motociklas nukrito. Bet jo, pravažiavom, nežinau, 3-4 kartus. Pasitaisom kamerą. Ir jo, čia man atrodo po šito galvoju reikia pailsėti biškį. Blema, nusileis baisu, žinai. Ten ne šitam asalto padariau, karočią. Už pirmą kartą, kai važiavau, šokau, įsigandau stabdį, paspaudžiu ir motas taip ir nufilmavo tarsimas, kažkada yra video. Bet sakė, irgi laimingai baigęs, nes motas tvarkingai. Vakar tas, kur ta didžiausia galo, tai ir buvo, kad ten į medžius. Tai aš irma ten į medžius tiesiai šokau, bet gavos, kad savęs nesaugau, motą gaudžiu, žinai. Tai jo, čia pasako, kaip praeitą dieną vienas nukalė ten kažkokį nukrito ir, žodžiu, 300 eurų žalą padarė, kurią turėjo atmokėti. Tai atsargiai važiuokit, vis tiek motociklai kainuoja. Čia įvažiuojame tokį siaurą miško keliuką, kur, jau čia man atrodo, kad greit nepalėksi, nes irgi visokių yra tokių, nežinau, rastukų, kuriuos reikia pravažiuoti, plus nelabai matai už posūkio. Visai smagu, tik sakykime, gal šito greičio nėra per daug, čia toks daugiau išbandymas, kaip ten permesti motociklą per tokius mini rastukus, tai vis tiek čia yra pradedančiųjų turas, tai nėra ko norėti, čia toks grinai susipažinimui. Bet kur išeina stengias paspausti, rastukas biški prisistabdai, tiksliau ne prisistabdai, o atleidi gazą ir motociklas biški prisnabdo. Visai čia didesnis rastukas, tai jau daugiau prisistabdžiau vos ne iki galo. Bet čia šitoj vietoj buvo labai įdomus toks, kur tikrai gerai pasijaučiau. Privažiuosim, papasakosiu. Bet vėl ant posūkio kompanija laukia, kad parodyti šito išbandymo ratą, nes irgi čia buvo galima sukti, nežinau, 3-4-5 kartus. Taip sunku pasakyti tiksliai kiek, bet kažkokį laiką duoda pravažinėti dar čionais. Man tas čia praleido, sako, važiuok, noriu pafilmuoti, bet nežinau, ką čia nufilmavo, nes išsišakojimas, o jisai jau čia po dešinę bando aplenkti visus. Tai kam jisai čia tada praleido mus? Žodžiu, bet važiuojam, matau, kad hebros nemažai už manęs, tai stengiuosi irgi palaikyti greitį, bet ir nepervertinti savo jėgų, nepaspaudžiant per daug. Ir kaip matot, visokių posūkiukų tokių važiuoji ir net nežinai, į kurią pusę, ar ten bus kažkoks rastukas, dar kas nors už to posūkio, nes ir čia nežinau, kiek matysis, bet važiuoju ir staigus posūkis, bet taip greit sureagavau ant galinio stabdžio, kad pats labai savim didžiavausi, labai patenkintas buvau, už tų medžių išvažiuoju iškart posūkis, ant to stabdžiuko biškį net užmetė motociklą, tai šitoj vietoj, žinokit, labai savim didžiavausi. Kaip
Lemma, normaliai, tik man biškai užpisa, žinai, kad kai vidurį įlendu. Toks Tu negalvok apie tai, važiuok. Bet žinai, tai va čia jau praleidau, kad, galvoju, tai gerai, palauksit jau čia mane, žinai, Nepraleidinėk, net nesidairyk, kad gal važiuoji. Ne, čia, žinai, kaip ant starto, žinai, sakau, davai važiuokit, galvojau, tipo, apsuk, žinai, palauks mane aš čionais, o nestabdysiu vidurį kelią ten, žinai, kad... Aš pilnai tave suprantu, bet, nereikia, žinai, neužleidinėt, nei laukti, važiuoji ir viskas. Kas norės, tas apsirengs, žinai. Šiaip tai viską, žinau, viskas fainai. Tai va, čia Usiukas nuramino, kad viskas tvarkoja, visi važiuoja savo tempu ir tiesiog save žiūri ir tiek. Nu ir va, atvažiuojam prie išbandymo, kuris šiaip pareikalavo tikrai daugiausiai jėgų. Atvažiuojam, čia žiūriu, kas čia bus, ko čia stabdo. Man tas, kai visą laiką per šoną deda visus, o prieš mane žiūriu, tik užmetė vaikinuką. Nu gerai, važiuoju tą smėlį ir jauti tiesiog kaip tavo tą priekinį ratą mėto vairą, visą mėto žiūri, vienas kritęs, kitas sustojęs. Nu gerai, galvoja, kas čia bus, matos toks, sakau, čia tai bus nelabai. Ir matos iš akių, kad šypsaus, bet per tokią paniką šypsaus. Na, aišku, kas moka, tas pralekia ir bandau važiuoti. Bet tas važiavimas labai lėtai, kojytėm vieną kitą pastatau, kad neužmestų per daug. Ir žinau, kad sako, tipo, reikia spaust gidas, kaip pralekia. Sako, reikia spaust tą motociklą, važiuoti, ta prasme, greitai, kad ištrauktų tave iš to smėlio. Nu, bet žinokit, kai vairą ten mėto, nelabai. Ir šitam vairatukė, čia toks smėlio, sakykime, išbandymas, jį aš taip pavadinčiau, tai... Daug kas krito, ta prasme, čia yra normalu, bet kažkokiu, nežinau, būdu, aš nenukritau. Su kojytėm vis išlipdavau, iš kur reikėdavo, bet iš kitos pusės žiūrint medžiagą, suprantu, stengdavaus važiuoti ne tokius smėlėtų, pavyzdžiui, Svainis tiesiai per visus tos smėlius, o aš stengdavaus, tokį netiek išmaltą vietą, po to atsimindavau, kad, turiu bandyti save, bet, vis tiek, sakykime, šitoje vietoje tik biškį sumėto smėlį ir tiesiog dingsta ta drąsa. Dabar žiūrint medžiagą, galvoju, kad antrą kartą jaučiu važiuodamas, stengčiausi kiek įmanoma labiau spausti save šitose vietose, o per šį turą tai spaudžiau save labiausiai, vos nenukrentu, bet kojytę, op. Deiviukas straglina ten šone. Lemba galvoja, kaip atkelt man tą motociklą dabar. Bet iš tikrųjų šitą smėlio trasą tai daug pareikalauja jėgų, nes, tiesiog. O jo, spausdavau save tai tiesiosiose, kur tiesiog lėki ir tiek jauti adrenalino išlėkimo. O šituose kažkaip pabijojau, nors čia realiai mažiau greičio ir smėlis lengviau krenti, bet profesionalas, pažiūrėkit, šoktelė net ant motociklo. Trūksta vieno žmogaus, laukiam ant posūkio. Vieno, sako, dviejų trūko. Pasirodo, trūko ne vieno, dviejų. Taip ir skaičiuot mokam, galit kartais ir likti vienas. Čia kaip sakau, stengiuosi praleisti kompaniją, kad kuo daugiau važiuotų prieki manęs, kad tiesiog nereikėtų vilktis už manęs, jie gal biškai greičiau važiuoja. Ir privažiuojam prie dar vieno išbandymo, tai jeigu ten, sakykime, buvo kalniuko išbandymas, tai čia yra kalno išbandymas. Vėlgi, ta pati situacija, žiūriu, kas čia vyks dabar. Vienas užvažiuoja, kitas užvažiuoja, ir nežinau, ar čia matos, ar įmanoma pertikti per tą kamerą, bet, kalnas, ta prasme, endurininkam gal ir čia juokinga, bet, o aš kai pasižiūrėkit, net stabdžių nerandu ant priekinio, tada bandau stabdyti. Vėl nepasitikėjimas akyse. Galvoju, ar čia tikrai reikia man važiuoti, bet stengdavausi visą laiką nugalėti save. Stengdavausi važiuoti vis tiek, kad ir kaip baisu būtų, tiesiog jau kad atvarei, tai reikia daryti, nors ir labai baisu būna.
Nu, čia ir be keiksmažodžių neapsieinam. Va, gidas parodo biškai padrasinimą, kaip čia reikia daryti. Nu, važiuojam. Laikau gazą, nežinau, kad nesustot negaliu. Ir vat prie galo vis tiek atleidžiu, kad neiššoktų tas motociklas. Aišku, ten jau antrą, trečią kartą, va iš karto matot, leidžiasi vėl atgal į apačią, vėl varyt. Visų nerodau tų pravažiavimų, nes tiesiog būtų labai neįdomu, bet jau antrą, trečią kartą vis geriau, drąsiau. Bet čia man tas sako, važiuojam, sako, parodysiu dar vieną nuvažiavimą. Nu gerai, tai jau ko mes čia susirinkom? Susirinkom išbandyti visko kiek įmanoma, tai važiuojam. Nu ir žiūriu, kuris čia dabar mus nuves. Žiūriu, nu į tą patį kalną, biškai kitų keliukų, bet atrodo netoks status. Nu važiuojam, kas čia. Važiuojam, staigus posūkis, vos ne į medę, biškis smėliuko, vėl mini kalniukas toks, bet įvažiuojam be problemų ir viskas gerai. Vėl vis ieškau to stabdžio galinio. Vis geriau jaučiuosi. Aš pabandėjau tą Nu va, ir čia yra vienintelis dalykas, kurio neišdrįsau, tai yra į tą didelį kalną, į kurį įkilom, nusileis nuo jo žemyn. Nu ir viskas, ir mūsų turas eina į pabaigą, čia jau paskutinė atkarpa tiesiog grįžinėjom, tai kaip matot irgi stengiuosi spaust save kiek įmanoma, nors ir išlyčiu ir visko, bet skrendu. Man tai atrodo, kad aš čia skrendu, žinau, kad aš taip jaučiausi tuo metu, žiūrint medžiagą irgi taip atrodo, tai sakyčiau, užskaitau tikrai turą, nu aišku, pamatau didesnės balas, tai nusimetu tą greitį, vis tiek, žinot, dar nesu profesionalas, taip sakant, bet stengiausi tikrai save spausti. O, va, kolega Deividas sako, matau, kaip tu varai, reikia, sako, tave aplenkti, tai dėjo per šoną, bet turas buvo smagus, kiek mes užtrukom 2,5 valandos, mintis buvo gal imti dar 3 valandą, bet nusprendėm, daug kas iš tikrųjų pavargo, net ir važiavę, tai sako, gal pasiliekam prie to. Tai va, žodžiu, toks turiukas, aš patenkintas, labai buvo smagu išbandyti. Norėčiau tą dažniau, ganėtinai brangi pramoga, bet turint savo motociklą, galima išvažiuoti tiesiog su kompanija pasivažinėti. Greitis mak šiam 8. Tai greitai čia įpasau, nes Rapolą norėjau aplenkti. Jo, ant galo. Rapolą žiūriu, oi, blėt, aš tave aplenksiu, galvoju. Tai va, su tokia smagia gaida baigiame šį video. Jeigu patikote, nepamirškite paspausti laiko, o jeigu įdomu daugiau enduro turinio, kviečiu užsukti pas savo Svainis Vareinį, a.k.a. Kriaušę, nuorodą paliksiu video aprašymą. Šiam kartu tiek ir iki pasimatymo kitame mūsų video. Ačiū, Liudvikai, tai tikras draugas. Ačiū, Bakūra. Užsukite. Tu esi tikras draugas. Smagu šiai buvo, Rapol. Jo, kaip žiauriai tai vės. Pirksi jau mocą. Aš tikiuosi, kad pirks man nesmagu.